Sveiki bičiuliai, o labiausiai pirties fanai. Šiandienos tema – pirties mediena. Jei planuojate įsirengti arba atnaujinti pirtį, medienos pasirinkimas tai nėra tik grožio reikalas. Nuo pirties medienos rūšies priklauso pojūtis pirtyje, komfortas ir tai, kiek ilgai tarnaus bei kaip atrodys pati pirtis. Taigi pabandykime išskirti pirties medienos savybės. Juodalksnis, liepa ir drebulė turi labai mažą šilumos laidumą. Net esant aukštai temperatūrai paviršius lieka malonus, neįkaitęs, todėl ypač tinka gultams. Juodalksnis pasižymi šilta, natūralia spalva, o liepa ir drebulė yra labai šviesios ir vizualiai praplečia pirties erdvę. Termiškai apdorota pušis taip pat komfortiška, tačiau aukštesniuose gultos gali jaustis šiek tiek šiltesnė, o jos tamsesnis atspalvis suteikia modernesnį vaizdą. Termiškai apdorota pušis mažai sugeria drėgmę, išlieka stabili ir ilgainiui išlaiko sodrią spalvą. Juodalksnis natūraliai nesideformuoja, puikiai tarnauja nedrėgnoje karštoje pirtyje ir išlaiko tolygų šiltą atspalvį. Liepa ir drebulė gerai toleruoja karštį ir garą, tačiau joms ypač svarbi gera ventiliacija, kad mediena išliktų šviesi, estetiška ir tarnautų ilgai. Visos šios medienos yra švarios ir tinkamos pirtims. Juodalksnis ir termopušis yra be sakų ir higieniškos, o liepa ir drebulė bekvapės, todėl sukuria labai švelnų, ramų ir natūralų pojūtį pirtyje. Jau nemažai laiko statome įvairius modulinius statinius, tarp kurių ir pirtis. Visą šį laiką bendraujame su mūsų bičiuliais medžio bitėmis. Jei nežinote, kuri mediena geriausiai tiks jūsų pirčiai, tiek pagal pojūtį, tiek pagal išvaizdą, kreipkitės į medžio bites. Mikronamai padės su projektu ir jo įgyvendinimu, o medžio bitės tiksliai paskaičiuos, kiek ir kokios medienos reikia ir pasiūlys patikrintus sprendimus. Taigi dabar jūs žinote šiek tiek daugiau apie medieną pirčiai ir planuojant pirties statybą, pasirinkimas bus tikrai lengvesnis nei prieš tai. Tikra pirtis prasideda nuo tikros medienos, mikronamai renkasi medžio bites, kad kiekviena pirtis būtų ilgamžė, kvapni ir jauki. Rinkitės kokybę, kurią renkasi meistrai.